Tai jausmai tikrai geri, kaip ir tada buvau, taip ir dabar komanda labai šiltai priėmė, tai geri tokie jausmai, aišku, stengsimės nenuvilti komandos žiūrovų, kad parodyti geriausią savo versiją ir kovoti dėl aukščiausių tikslų. Tai irgi geri tie prisiminimai, iš tikrųjų, tada buvau jaunas, atvažiavau, buvo, aišku, pradžiai tokia biški baimė, bet komanda gerai priėmė, geri žmonės, buvo linksma ir, sakau, geriausi prisiminimai. Tikiuosi, kad viskas bus ir dabar taip pat. Aš mėgstu iššūkius, noriu kovoti visada dėl aukščiausių tikslų, tikiuosi savo patirtimi padėsiu komandai kovoti dėl jų ir su žiūrovų ir fanų pagalba mes manau, kad įvykdysim savo tikslus. Tikslai kaip ir kiekvieną kartą yra aukščiausiai, tikrai kovoti dėl aukščiausių tikslų. Man kitokių vietų nėra kaip tik pirma ir stengsime su komanda kovoti dėl aukso su fanų pagalba. Tai malonu tikrai grįžti, noriu palinkėti, kad jie eitų į stadioną, palaikytų Tauro komandą ir kartu mes, manau, įveiksim daug. Sezono pasiruošimą vertinu gerai. Komanda susirinko prieš grubiai 2-3 savaitės, jaunimas gal labiau, prieš savaitę prisijungė labiau vyresni, užsieniečiai, labiau patyrę žaidėjai. Viskas eina sklandžiai pagal planą ir dabar ruošiamės draugiškų rungtynių ciklų. Tai tarpusavio ryšys yra labai svarbus. Tikėkimės, žaidėjai susilipins ir viskas bus gerai. Kaip ir kiekvienais metais rotacija normalus dalykas. Kai sakau, matęs daug kartų, kad atrodo ant popieriaus lyg ir gražiai sukomplektuota komanda, o kaip viskas bus, matysim sezono eigoje. Tai užduotis paprastos. Pernešti gerą energetiką ne tik rūbinėje, infiltruoti į komandą naujai atvykusius žaidėjus ir visą tą dvasią parodyti aikštėje, manau. Niekas taip neužkaičia kaip pavyzdys aikštėje.